Noriu pakviesti brolį Vytas iš Anglijos, parvažiavo neseniai ir prisijungė į eklesiją prieš kelias savaitės. Tai noriu tiesiog porą žodžių paliudytų. Pradžiai norėjau pasakyti, kad šita vieta iš tikrųjų ypatinga vieta, nes Dievas yra šitoje vietoje. Ir aš norėjau dalį iš savo gyvenimo paliudyti, papasakoti, pateikti, nežinau, kaip čia, jūs supratot. Apie 10 metų aš nevaikščiau į jokią bažnyčią, aš negyvenau su Dievu daug metų. Prastai Dievas atvedė mane į tokią vietą, kai aš pradėjau gręžtis į jį ir aš atsigręžiau į jį ir supratau, kad man reikalinga bažnyčia. Ir aš meldžiausi Dievą nukreipti mane teisingų kelių į teisingą bažnyčią. Ir aš nuėjau vieną bažnyčią, iš kurioje gimiau kažkada, tai senai prieš daug metų. Ir buvau ten nuėjęs porą kartų ir buvau sutikęs su tikinčiaisiais iš kitų bendruomenių, bendrai iš 3. Ir vieną dalyką, kas negalėjo būti mano nepastebėtas, iš visų 3 bendruomenių žmonės tikintis, kurio aš senai jūs pažinojau, jie man sakė vieną dalyką – eklezija. Aš pradžių nekreipiau dėmesio į tai, bet aš žinau, kad Dievas mane vedė čionai. Ir pribaigė mane viena sesuo, kuri man pasakė tokią frazę. O tu girdėjai, kad eklezijoje yra išlaisvinimų kambarys? O tu žinai, kokie ten išlaisvinimai vyksta? Kai jinai man pasakė tai, aš pasakiau, aš turiu ten eiti. Aš pasižiūrėjau per internetą, žiūriu pastorius Kastytis, pažįstamas veidas. Žodžiu, aš čia atėjau ir ką aš galiu pasakyti? Aš pajaučiu iš tikrųjų, kad čia yra Dievas. Dievas ateina čia. Galingas Dievas. Ir verta būti čionai, nes Jisai tavęs nepavogs. Kai tu išeisi čionai, Jis nieko iš tavęs nepaims. Atvirkščiai, Jis tave palaimins labai. Tu net neįsivaizduoji, kiek Jisai padaro kiekvieną kartą dėl tavęs čionai šitoje vietoje. Šiaip norėjau, kažkaip tai galvojau apie ką aš čia kalbėsiu. Galvojau mintise, kažkiek tai dienų buvo visokiausių minčių, bet gal prastai to ir užbaigsiu, bet tikslas yra tas, kad mums reikalingas gyvasis Dievas. Prastai aš, kai atėjau čionai, aš buvau šokė, aš šokė esu ir dabar iki to, ką Dievas daro čionai. Mano kaulai, mano visa mėsa, jinai dega čia. Tikrąja prasme, be jokių. Kai aš sėdžiu, klausau pamokslo, be viso šito, kad viskas dega, aš tokių pamokslų negirdėjau iš tikrųjų. Čia nuostabus Dievo žodis skamba šitą bažnyčią. Tai va, tiek. Aleliuja, paplokime. Vytas save vadina, sako, aš esu kaip Jona ištrauktas iš banginio pilvo. Amen. Tai va, pravardė Jona.